Garbė Jėzui Kristui, esu kunigas Arnas Budrius. Šiuo metu esu Marijampolės Švento Vincento Pauliečio parapijos vikaras. Esu kilęs iš Šakių rajono, gimiau Jurbarke ir šiandieną noriu papasakoti trumpai apie pašaukimą į kunigystę, pašaukimo kelią, kaip viskas vyko. Tai iš tikrųjų įdomu, jeigu kalbėsime apie pašaukimą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo vienoje iš kalbų sakė, kad kas yra pašaukimas, visiškai yra neįmanoma paaiškinti iki galo. Žinome, kad pašaukimas tai yra ne tik tais į kunigystę, bet ir į visas kitas profesijas. Žinau nuo kokių 4 metų amžiaus, kaip seneliai vesdavosi mane į bažnyčią, tai man ten atrodydavo tokia mistinė vieta, kur vyksta veiksmas ir ne iki galo tikrai viską suprasdavau. Tokia močiutė rodydavo šveicarišką knygelę, ten būdavo paveikslėliai, vienas iš paveikslėlių, kaip per šventąsias mišias Jėzus realiai ateina. Ir per pakylėjimą, kada skambėdavo varpeliais, močiutė sakydavo, va, Jėzus ateina, aš vis dairydavausi ir niekur jo nematydavau. Iš tų pirmųjų prisiminimų, tai prisimenu, kad labai sprausdavausi į eilę, būdamas vaikas, dar negalėdamas priimti šventosios komunijos, kada ją dalindavo ir būdavo gaila, kad jos man neduodavo. Paskui tekdavo dalyvauti nemažai laidotuvių, kada prie buvusio amžinatilsį parapijos klebono Gintauto Skučio stovėdavau. Jisai duodavo palaikyti tai šlakstyklę, tai stulą nusiėmęs ir tikrai kaip vaikui tai būdavo labai rimtos atsakingos pareigos. Vėliau augant vis labai norėdavau bažnyčioje užlipti ant vargonų per šventąsias mišias, ten būdavau iš aukštai, stebėdavau, kaip kunigas sako pamokslą iš sakyklos, vėlgi kaip dalina komuniją, ir grįžęs namo bandydavau tai imituoti, atkartoti. Tai prisimenu, kad pasidaręs tokią tarsi sakyklą, sakydavau pamokslus namuose, bandydavau dalinti komuniją su sausainiais. Vėliau augant vis labiau prašiausi, kad atėjus naujam klebonui kas nors nuvestų patarnauti šventosioms mišioms, ir svajonė išsipildė. Taigi nuo 10 metų pradėjau patarnauti šventosioms mišioms. Tuo metu mūsų ten rinkdavosi nemažai, apie kokią 15 jaunuolių, ir ilgainiui netgi pradėjau skaityti šventojo rašto skaitinius. Atsimenu, labai verždavausi ir prašydavau zakristijono, kad leistų skaityti, bet ne visada tekdavo. Paskui atsirado dar daugiau skaitančiųjų, tai ne visada užtekdavo. Įsimintiniausios dienos būdavo per Velykų tridienį, kada mes praktiškai patarnautojai 14 valandų būdavome bažnyčioje, padalindavo pareigas, arba taip pat vyskupo atvykimas teikti sutvirtinimo sakramento, kada kelias dienas repetavome, kai pasitiksime vyskupą, jam patarnausime.
Ir iš tikrųjų ilgainiui patarnaujant šventosioms mišioms vis labiau susimąstydavau, bendraudamas su kitais kunigais, su sesėmis vienuolėmis ar tikinčiais žmonėmis, kad kunigystė tai tikriausiai būtų man tas gyvenimo kelias, kur jausčiausi save labiausiai realizavęs. Ir taip pat tas šventos liturgijos pamėgimas vienas iš ženklų. Taigi dar teko patarnauti ir bendrauti kitose parapijose su tikrai šventais kunigais, kurie taip pat ne tiek ragino, kad stoti į kunigų seminariją, bet savo kilnio pavyzdžio patarimais nuo širdumo tiesiog taip natūraliai pastūmėjo rinktis kunigystės kelią, kuriems iki šiol esu labai dėkingas. Taigi po mokyklos įstojau į Kauno kunigų seminariją, parengiamąjį kursą Šiluvoje. Metus laiko praleidome ir tai buvo vieni iš gražiausių bei įsimintiniausių metų. Ne tik, kad dar veržli jaunystė, bet taip pat Šiluva, kur apsireiškusi švenčiausioji mergelė Marija nepaprastai garsėja savo malonėmis. Didieji šilinių atlaidai, kuriuose patarnaudavome, būdami savanoriai, sutikdavome minias žmonių, reikėdavo ne tik patarnauti ar nudirbti kažkokius fizinius darbus, bet taip pat ir bendrauti su žmonėmis, nukreipti, padėti jiems. Vėliau turėjau iš Kauno kunigų seminarijos dėl sveikatos išeiti ir per tą laiką baigiau Vytauto Didžiojo universitete 3 kursus teologijos ir vis tik tais tas pašaukimas atrodo niekur nedingo, studijuojant su pasauliečiais. Vėl stengiausi grįžti į kunigų seminariją. Šį kartą buvau siųstas mūsų Vilkaviškio vyskupo į Telšių kunigų seminariją. Ten priėmė į 3 kursą, kadangi jau buvau baigęs keletą kursų teologijos. Telšiuose, Žemaitijoje praleidau 4 metus ir iš viso nuo mokyklos baigimo 2004 metais 10 metų truko ta kelionė, ieškant, tiriant, labiau studijuojant, atliekant kitus, savanoriškus darbus, įsijungiant į bažnytinį gyvenimą. Ir 2014 metais buvau įšventintas jau kunigu. Ir esu šiuo metu jau 12 metų kaip kunigas. 4,5 metų tarnystės atlikau Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos vikaru. Ir prisipažinsiu, pirmos dienos kunigystės iš tikrųjų labai jaudina, kada dar rankos, kojos virpa, aukojant pirmą kartą šventąsias mišias, klausant išpažinčių bei teikiant kitus sakramentus. Ir čia kai kurie gal žmonės jau galvoja, kad tu visą žinantis, patyręs, užduoda sudėtingų klausimų ir taip toliau, bet ilgainiui bėgant, įgyjama patirtis, ypač kada dar patiria ir vyresni šalia esantys kunigai iš savo kunigystės garbingo nueito kelio. Vėliau tapau Marijampolės Švento Vincento Pauliečio vikaru, kur jau esu birželį sukaks 8 metai. Ir dar kalbant apie pašaukimą, tai sakyčiau, nėra vien kažkoks
mistinis dalykas, kad Dievas kalba tau, žinoma, Jisai tyloje per maldą kalba, kviečia, ragina rinktis teisingus sprendimus, išmintingus, bet taip pat žinoma, kad prie Dievo einama ir per gamtos grožį, per jo sukurtą pasaulį. Taigi mylėdamas gamtą taip pat stengiausi ir dabar stengiuosi visur įžvelgti Dievo kaip to didžiojo grožio kūrėjo paliktus pėdsakus. Taigi savo tarnystės metu turiu ir hobių, mėgstu fotografiją, kelias parodas esu surengęs, taip pat būti gamtoje, žvejoti ir, kaip sakant, kartais galvą praveidinti. O kunigiškame kelyje kylantys sunkumai tai dažniausiai yra tai, kad kartais, truputėlį būna, kad nusivili, kada išgirsti priešiškų nuomonių apie bažnyčią, apie kunigus, kad ką jie veikia ir taip toliau. Bet iš tikrųjų kunigiško gyvenimo diena būna gana aktyvi ir džiugu, kad yra žmonių, kuriem esam reikalingi, kurie nori patarimo, kurie nori priimti sakramentus, kurie nori tiesiog išklausymo, paguodos žodžio ir nors kartais atrodo ir išklausydama žmogų labai pavargsti, nes tikrai tai žmogus įsiurbia tave psichologiškai, bet pamatęs, kad žmogus vėlgi atsigauna, jo akys sužimba į viltimi, tu iš tikrųjų vėl įgauni, pasikrauni tos jėgos, ryžto eiti, skelbti Dievo žodį, priimti žmones tokius, kokie jie yra, be jokių išankstinių nuostatų. Žinoma, tame svarbu ir kasdienė malda, bendravimas su Dievu, nes pats žmogus iš savęs padaryti nieko negali. Jisai turi jo prašyti, melsti, kad sustiprintų savo veikimu žmogaus ryžtą, valią, pasiryžimus